Sveiki visi, šiandien parodysiu naują triuką su kortomis. Pirmąjį parodysiu, tada paaiškinsiu, kaip atrasti draugo kortą įvairesniu būdu. Taigi, ištraukite kortą, apžiūrėkite ją, uždedu ant stalo, atkeliu kaladę, uždedame kortą ir štai. Matote, yra suspaustos kortos, viskas tvarkingai, galime jas perkelti, tada dar ir išmaišyti. Išmaišę kortas, jas apvartome taip. Paskutinę ant viršaus. Taigi, turime kortų nugarą į veidų, turime kortų veidų į nugarą ir turime kortų, kurios yra nugarą į nugarą. Bet iš tikrųjų turime tik vieną apverstą kortą, tai yra jūsų ištrauktoji korta, tiesa? Taigi, kaip šį triuką padaryti? Verskime šitą kortą. Duodate draugui išsitraukti kortą, jis išsitraukia, apžiūri kortą, šį kartą tai bus kryžio 8, uždeda ant stalo, jūs jam leidžiate įdėti kortą ir jis uždeda kortą ir paprastu uždedate mažylį pirštelį ant apačios ir uždedate kortą, ją suspaudžiate kaladę, atrodo štai taip, o iš galo yra uždėtas mažas pirštelis. Perkeliate į galą ir suprantate, tai yra ant priekio pasirinktoji draugo korta. Maišant reikia ją nukelti į galą ir visą laiką laikyti gale. Jūs kai maišote greitai to nepastebi, bet iš tikrųjų maišant jūs taip ją paimate ir ji lieka gale. Kai atrodo, kad išmaišėte, vartykite štai taip, po biškį paimate kortų ir vartote. Nesvarbu kiek kartų, bet svarbiausia, jog pačią paskutinę kortą uždėtumėte ant viršaus, nes tai bus draugo korta. Taigi, kaip apgauti žmogų yra labai paprasta. Greitai rodykite nugarą į veidų. Jis nesupras, kad nugarą į veidų tai yra tiesiog paprastai uždėtos kortos. Veidų į nugarą tas pats. Bet kai rodysite kortas nugarą į nugarą, jūs turite greitai apversti ir uždėti ant tos pačios paskutinės draugo kortos, taip kad būtų nugarą į nugarą. Ir kai išskleisite, liks tik viena korta, jūsų draugo korta. Taigi, sėkmės besimokant, jeigu patiko triukas, subscribe, like ir pasakykite savo draugams. Sėkmės!